Taip, kas čia dar? Klaustrofobija, tai yra uždarų patalpų baimė. Pavyzdžiui, žmogus eina į parduotuvę gėrimo kokio ir bijai, kad tai bus uždaryta. Uždarų patalpų baimė. Seimo rinkimai artėja, per televizorių kalba politinė kalbanti galva ir žada rinkėjams. Disputai vyksta. Aš, noriu pasakyti taip, kad jeigu jūs balsuosit už mūsų partiją, tai po 4 metų mes gyvensime taip, kaip vakarų Europoje. Girbimieji. Ir tada vedėjas sako, o tai klausykit, o kaip jūs manot, kad per 4 metus kažkas vakarų Europoje baisaus atsitiks? O, taip. Geras. Pirmin, toliau. Anksčiau merginos, sako, būdavo arba gražios, arba labai simpatiškos, o dabar arba mokančios pasidažyti, arba ne. Žodžiu, karjeristės mintis. Moters, kuri daro karjerą ir viską planuoja mintis. Taip, reiškia, sako, taip. Išsirinkau vestuvinę suknelę. Beliko išsirinkti vestuvinį vyrą. Darbas numeris 2. Gerai, ar žinojate, kodėl, čia moterų anekdotas, ar žinojate, kodėl moteris blogai vairuoja? Todėl, kad jas vairuoti tai išmokė vyrai. Dar vienas apie interneto komentatorius. Sako, tai jūs interneto straipsnių komentaruose esate gudrus. Oi, kokie gudrus, kokie kūrybingi. Ir kalbėti mokat, ir ant kitų stumti mokat. O kai reikia pasakyti per balių tostą, sėdit ir tylit. Kodėl taip yra? Jo, beje, taip, visi gudruoliai dingsta, kai reikia nuo šeimos kažką pasveikinti. Moteris sako, tai atversta knyga parašyta kiniečių kalba. Viską matai, bet ne velnio nesuprantim. Čia kaip ta knyga, sako, kur yra knyga, vyras klausė, sako, kur yra knyga Vyras pasaulio valdovas. Ai, sako, jo, čia antram aukšte fantastikos skyrius ten. Fantastikas, taip. Na geras, aš dar vieną turiu pabaigai, labai geras. Aha. Kodėl suvalkiečiai žiūri filmus suaugusiems, na, iš kito galo, atvirkščiai. Todėl, kad jiems patinka ta vieta, kaip moteris grąžina pinigus.